Jau sėdžiu savo valtį. 7:30. Plaukiam į Tartu šiandien. 4. dieną atsikėlus iškart susiruošiau ir ėjau plaukti, todėl kad reikėjo atsiimti už visas praeitas dienas, per kurias nuplaukiau tikrai mažiau negu planavau. Šiandien plauksiu upę visą dieną ir upę plaukti yra daug šilčiau nei atvirame ežere ir lengviau nei tikėjausi. Pagavo. Tai upė visai kitokia nei Lietuvoje. Čia vienas populiariausių maršrutų, kadangi yra jungiama 2 ežerų, tai krantų pilna. Sodybėlės kokios. Artėjant link Tartu. Susitvarkę žmonės. Neblogių jachtų estai prisipirkę. Pasiekiau Tartu, dabar laukia įdomesnė atkarpa, manau. Šitos labiausiai laukiau. Prasiplaukti per miestą. Man asmeniškai ta Estija labai panašiai į Daniją. Kiekvienas žmogus estas turi pavaltį ir pameškerę. Šią upę plaukti gana populiaru ir nuolat tenka prasilenkti su žvejais. Tartu atkarpą praplaukiau be didesnių sunkumų. Per miestą gavosi iš viso 6 kilometrai, o aplinka tikrai labai gražiai atrodo viskas iš vandens. Mano nauja apranga laiko puikiai, padeda nuo šalčio ir nuo vėjo. Kai saulė šviečia, plaukti labai malonu, bet kai tik pasislepia, aišku, šiek tiek pasijunta, kad tai nėra vasara, kad aš keliauju rudens sezoną. Baidarė laiko puikiai, tikri išbandymai bus po kelių dienų Latvijoje, kai aš jau ten atsidursiu. Pasieksim rytoj jau pabaigos tašką ir teks kažkokiu būdu atsidurti vėl prie mašinos, tai po to iškart persikelsim į Latviją ir pradėsim ekspediciją Latvijoje. Sustojau Tartu. Tenai kavinė yra. Kavos pasiimsiu ir plauksiu toliau. Vėjas palankus, tai šiandien lengvai. Kavos vis tiek reikia. Einam greit pasiimsim. Prisišvartavau. Einam pasižiūrėsim. Ar gausim kavos.
kavelė, Coca-Colos ir kažkas tradicinė pasestos. Kiek pastebėjau, net kruasanas buvo su žuvim, lašiša ir panašiai. Įdomiai, tokio dar nesu mačius. Dar pasiėmiau šitą pabandyti. Ir plauksim toliau. Plaukiant per Tartu atrodo, kad žmonės čia upė juda kaip mes keliais, gal net į darbus plaukia, nes prieplaukų miesteliuose tikrai labai daug. Baigėsi miestas, saulutė šviečia, smagu, lengva šiandien. 6 kilometrai buvo palei miestą per valandą. Šiandien nuplaukiau apie 60 kilometrų ir rudenį turiu mažiau laiko nei vasarą, 7 valandą vakaro jau būtina ieškotis nakvynės, nes temsta. Vietinio miestelio pliažas. Saulė leidžiasi. ...27 kilometrai man liko. O nuo vakar 73. Nu tai va, 100 kilometrų visą šitą. Va, kokią vietą radau, kad baidarį reikia įsitemti. Jau toliau plauk nenoriu, nes jau šiek tiek tamsoka. Sunku ir krantų ieškot patogių. Čia tai taip smagiai atrodo. Reikia išsikelt kažkaip dabar. Palapinė netaisyklingai stovi. Sulaužiau ką tik palapinės kuoliuką. Labai gražus vakaras, tuo išsitrauksiu šiek tiek baidarą aukščiau ir eisiu miegoti.